Šiandieną džiaugiuosi galėdama pristatyti savo bendradarbį, jaunimo kartos atstovę, labai gerą savo draugę Justiną, kuri sutiko kartu pasidalinti įžvalgomis būtent emocinės sveikatos. Kaip šitoj nūdienoj, kai tiek pilna įvairiausios įtampos, įvairiausių nelengvų dalykų gyvenime, ieškoti Dievo. Man labai patinka, Justina, tikrai pasakysiu, kad jūs savo jaunystėje, kaip viešpats ir sako, gilinatės į Dievo pažinimą, ieškote Dievo ir aš žinau, tikiu, kad visa kita jums bus pridėta. Tai šiandien tikrai ačiū, kad savo laisvą dieną sutikai ateiti ir pasidalinti savo tikėjimo pažinimu, savo tikėjimo keliu, kuriuo eini. Ir kaip suprantu, tu ne tai, kad pati ieškai Dievo, kaip rasti Dievą, kaip jį suprasti, bet dar ir daliniesi su savo bendramžiais. Taip. Todėl šį kartą aš ir noriu su jumis padiskutuoti ir aptarti klausimus aktualiausius, kurie iškyla šiuolaikiniam žmogui. Aš paklausinėjau pas savo pažįstamus draugus, ką jie labiausiai norėtų aptarti, kadangi jie irgi žiūri jūsų kanalą, žiūri jūsų įrašus, domisi tuo, ką jūs pasakojat ir taip pat panoro sužinoti jūsų nuomonę apie tam tikrus dalykus. Tai gerai, labai aš tikrai esu patenkinta, kad žmonės ir jauni žmonės ne tik, kad, kaip tu ir sakai, paklauso ar ne tuos įrašus, bet jiems beklausant kyla klausimų. Tai tikrai perduok visiems linkėjimus ir kuo daugiau klaus, tuo daugiau bus džiaugsmo atsakyti į klausimus, kaip šiandien būtent gyventi tomis vertybėmis, kurios yra nekintančios, kuriamis aš pati vadovaujuosi, kuriamis gyvenu, ne tik kalbu, nes jeigu tik kalbėčiau, tai būtų tuščias reikalas. Jūs jau, man atrodo, Justina, daugokai metų mane pažįsti. Taip, labai daug iš tikrųjų metų aš jūs pažįstu. 10 iki 10 metų kažkur, taip? Nes noriu pasakyti, kad Justina yra mano bendradarbė, mes dirbam vienoj labai didelėje organizacijoje ir tai reiškia, kad tuo, kuo tu tiki, tai yra matoma. Aš galvoju taip, ar ne? Taip, ir aš, Gitana, iš tikrųjų jūs matau įvairiose aplinkose ir darbiniai, ir nedarbiniai. Ir aš labai jumis žaviuosi, nes ta prasme ta energetika, kuri iš jūsų sklinda, jinai yra labai jaučiama. Ir retkarčiais iš tikrųjų ir pas mane būna kažkokios ten blogos dienos, negaliu aš atrasti tos vidinės ramybės, tai man tiesiog užtenka pas jūs ateiti ir šalia pabūti. Man retkarčiais nereikia net kalbėti, ta prasme, ir man iš karto taip ramu ir gera pasidaro, kad jūs neįsivaizduojate. Tikrai pas jūs yra tas dalykas, jog labai tas nuoširdumas jūsų, jis juntamas, nes jūs jį skleidžiat tiesiog tikrai labai nuostabiai. Tai gerai, Justina, eikim tada prie klausimų, kas jaunimui šitam tokiam nelengvam laikotarpiu, kai tiek daug visko, kai tiek įvairaus turinio, įvairiausių mokymų, įvairiausių dalykų, kas vis dėlto jaunimui yra aktualu. Tai pradėkim. Taip, tai vienas iš aktualiausių klausimų, kuris iškyla šiuolaikiniam žmogui, tai yra tarpusavio santykiai. Kodėl žmonės nemoka jų kurti? Man asmeniškai atrodo, kad šiais laikais žmonėms labai trūksta pagarbos vienas kitam. Ir kaip tai ugdyti, kaip išvengti tų tokių nesusipratimų ir kaip pradėti gerbti vienas kitą ir kaip pradėti kurti tuos sveikus santykius, kurių visi nori, bet nesugeba jų išlaikyti. Suprantu, girdžiu, ką sakai. Taip. Ir tai, mano giliu supratimu yra taip svarbu ir aš vėlgi kalbėsiu, nes aš kito pamato neturiu. Į ką atsiremti daugiau neturiu, tu žinai, aš ir darbę tą patį visada kalbu. Kad kaip svarbu pažinti viešpatį,
kad iš to suvokimo, kaip viešpats gerbė žmogų, tu to prisipildžius galėtum dalinti ir transliuoti kitam. Nes aš suprantu, žmonės klausia, kaip kitą žmogų gerbti, ar Taip. ne? Kai iš kur ta pagarba atsiranda? Kai dar daugiau, kai tavęs negerbė, arba kai su tavim nesiskaito, o tu atrodo atiduodi visą širdį tam žmogui. Bet ką sako kūrėjas, dangaus ir žemės sutvėrėjas, mūsų dangiškasis tėvas? Kad jis gerbė, vertina ir brangina žmogų, nežiūrint į jo elgesį. Ir žinai, Dievas ne tai, kad kažką blogą padarai ir, pavyzdžiui, atimė tau, ką davė. Paslėpė nuo tave saulę, neduoda tau lietaus, tu negali grožėtis gyvenimu, negali kažko matyti, tu gali matyti, Dievas neatima, kad jis yra geras. Ir jeigu žmogus, tas jaunuolis ar jaunuolė, pažintų, tą Dievo gerumu pildytųsi, jam būtų nesunku, būtų ne tai, kad nesunku, būtų lengviau ir lengviau, kaip čia pasakyti, statyti santykį. Tai reiškia, jeigu tavęs ir tau atsakė negražiai, bet tu turi jėgų atsakyti gražiai. Ir dar daugiau tu gali ir reikia ir būtina pasakyti atvirai, kad man nepatiko, kaip tu su manim pasielgiai ir man nepriimtina tas ir tas ir tas. Bet čia Gitana yra gerai, jeigu tas kitas žmogus girdi, o jeigu tavęs negirdi ir tęsia daryti tam tos blogus dalykus, kurie tau nepatinka, tai kaip tada tokiu atveju elgtis? Nes dabar labai dažnai yra taip, kad vienas žmogus dėl santykių, pavyzdžiui, stengiasi, daro, girdi, o kitas neklauso ir jam yra, ta prasme, išvis vienodai, ką tu ten jam sakai. Tai kaip tada tokiu atveju elgtis? Matai, aš kaip suprantu, jeigu kalbama yra apie santykį dviejų žmonių, Taip. ar ne, santykį dviejų žmonių, tai santykis statosi dviejų žmonių, ne vieno. Ar ne? Taip, vyro ir moters. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam, taip ir jaunimui aktualu ir merginom gal daugiau, kurios nori ištekėti, ar ne? Taip. Ir ieško antros pusės. Ir norisi, kad taip kaip aš sakau, bet vienas žmogus santykio pastatyti negali. Bet jeigu aš matau, žmogui sakau, ir kaip čia sakyti, be priekaišto, nes kitas labai, kaip čia pasakyti, jaučia, ar tu šneki su priekaištu, ar tu sakai su pagarba. Taip ir tu ir kaip ir klausi, ta pagarba žmogui. Nors anoj pusėj kitoj ir nėra tos pagarbos, nes jo viduje to nėra. Nes žmogus, mes dažnai kalbam ar ne per pietus ar gerdamos arbatą darbe, kad žmogus yra iš kelių dalių. Ir viena žmogaus dalis yra vidinė žmogaus dalis, ta emocinė dalis, sielinė dalis. Ir jeigu ten nėra žmogaus viduje to suvokimo, pagarbos, jis elgiasi taip, kaip jis supranta savo viduje. Taip, nes žmogus negali atiduoti tai, ko jis neturi. Jeigu viduje neturi, tai reiškia, jis automatiškai ir neatiduos to kitam žmogui. Taip, bet kas yra svarbu suprasti? Ar tu gali su to žmogum toliau eiti, ar ne? Jeigu jis tave dieną, 2, 3 mėnesį, tu kalbė, atrodo, rodai, kad, pavyzdžiui, aš geriu arbatą, o kitas ne, vis tiek pirks savo vynelį. Ne, aš geriu arbatą ir perku arbatą, o kitas ne, tik vynelį. Ir tu matai, kad jis niekaip nesuvokia, nesupranta, tai reiškia, kad tu vertini sveiką gyvenimo būdą. O jis vertina tą išgerinėjimą, kuris niekur neveda. Ir jeigu tu matai, kad tai yra mėnesių mėnesiais ir niekas nesikeičia, gal net mėnesių ir nereikėtų kartu leisti, bet dar kartą žmogui be papiktinimo, be jo įžeidimo, jam gražiai sakai, gerbiamasis, mano mylimas, man tu patinki, man patinka tavo ta savybė, bet šita savybė, kuri tavi pati, taip, tau pačiam kenkia ir man nepriimtina. Aš su tuo negaliu eiti su tavim kartu. Ir jeigu tu anai kitai pusiai
brangus ir vertingas, jis bus pasiruošęs keistis. Bet ką aš noriu pasakyti, mes pradedam, tu žinai ar ne, pradedam konsultacijų tokį etapą. Tie, kurie nori pradėti keisti, transformuoti savo gyvenimą, jie galės jungtis prie mūsų. Taip, kurie norės keisti gyvenimą, tik į gerą. Nes įpročiai yra labai svarbu. Nes tas, kuris supranta vienaip, jis taip ir elgiasi. Bet jeigu tu žmogui sakai, čia yra juoda, o va čia va balta. Čia yra juoda, o čia balta. Ir jeigu jis išgirs ir suvoks, kad taip man jau nusibodo būti tam juodume, aš vis dėlto darau žingsnį ir priimu sprendimą keistis. Tada be abejo, jūs pasieksit viską kartu. Kitas dalykas yra dalis tikėjimo. Taip, kai aš laiminu žmogų ir į jo gyvenimą kalbu, ne tai, ką mano akis mato. Nes gal vėliau dar eisim prie rašto tam tikrų vietų. Būtent situacijose matyti ir kalbėti taip, kaip Dievas mato. Išmokti dar savo jaunystėje, ką tu, Justina, su savo draugėm darai, būtent savo jaunystėje atkreipti dėmesį ir palenkti ausį į Dievo žodžius, mokytis ir tas vertybės dėtis dieviškas, kurios yra amžinos ir nekintančios. Ir žinau, kad tomis vertybėmis tu tiesiog statysi savo gyvenimą, o negriausi. Ir kai tu turėsi tą Dievo išmintį, arba kitas, kas ten uždavė tą klausimą, jeigu jis gilinsis į Dievo pažinimą, jie bus aišku ir aiškiau, kaip gerbti kitą, kai jo negerbia, taip? Kaip atsakyti arba ką daryti tokio ir tokio situacijai. Už tai Viešpats ir sako, kad tu mokykis iš mano žodžių. Žiūrėk į mane. Ir ne tik žiūrėk, ir ne tik paklausyk, bet taip elkis. Aš nežinau, ar aš aiškiai atsakiau. Taip, labai aiškiai iš tikrųjų, bet jūs neseniai minėjote apie vertybės, tai gal tada ir padiskutuojam apie tai, kodėl žmonės neturi krikščioniškų vertybių. Dažniausiai vertina ne tai, ką reikia, yra sumaterialėję, ta prasme nesigilina į kito žmogaus vidinį pasaulį, o tik vertina tik tai, ką išorėje mato. Vadinasi, dabar reikia suprasti, kas formuoja tą vertybę, ar ne? Ir svarbiausia, reikia žmogui nuo savęs pradėti. Vadinasi, kas formuoja tą mano vidų, to žmogaus. Formuoja į tai, į ką jis žiūri ir tai, ko jis klauso. Ir jeigu to jauno žmogaus, ar kokio amžiaus čia net nesvarbu. Čia svarbu taip, čia bet kokio amžiaus žmogus. Čia bet kokio amžiaus žmogus. Svarbu į tai, į ką jis žiūri, ko jis klauso, kokioj aplinkoje jis tarpsta. Nuo to jam atrodo, kas tikra. O dabar, kokios yra tos vertybės? Vertybės, jeigu yra TikToko, Instagramo, kur nėra netikra. Taip, aišku, prisižiūri ten visokių. Ir atrodo, kad tas nuomonės formuotojas, o jisgi kokie gerbėmieji tą nuomonę formuoja. Ir todėl, Saulelė, kaip svarbu, kad mes, tie, kurie gyvenam tą dorą, teisingą, kiek įmanoma, kiek suprantam savo kasdienybėj tą gyvenimą, mes nebesėdim pasislėpę kaip pošluota peliukai, bet einam ir darom įtaką kiekvienoj vietoj. Ir aš noriu, kad tu, Justina, taptum tą nuomonės formuotoją krikščioniškų vertybių. Aš toliau, kad nesustočiau, kuo daugiau dalinčiausi ta tiesa, kas yra amžina tiesa, kas prailgina gyvenimą, prideda gyvenimo metų, kas teikia ramybę, kas teikia džiaugsmą, kai atrodo vieni pralaimėjimai aplinkui, bet tu nenuliūsti. Ar galima, aš tikrai tų socialinių tinklų neseku, nežiūriu, bet jūs iš savo jaunosios pusės kartos galit pasakyti, ar ten yra tų vertybių, kaip pasilikti, iš kur gauti ramybę, kaip nepasiduoti liūdesiui ir nerimui, kaip būti patenkintam, ką turi, ar yra to turinio ir ar yra tiek daug. Aš dar šiek tiek pasakysiu, aš labai retai žvilgteriu į tam tikrą turinį ir, pasibaisėju tą pačią sekundę. Kaip nuomonės formuotojų
retorikoje yra vien keiksmažodis po keiksmažodžio. Ir jis yra žymiausias Lietuvoje nuomonių formuotojas. Yra apgailėtina. Arba jau, aišku, kurį laiką nebevaikštau į spektaklius ar į kino teatrus lietuviškus, nes ten eina kas keiksmažodis po keiksmažodžio. Ir čia yra tipo ale krūta, ale fainiai, pasibaisėtina. Ir arba kaip iš televizijos ekranų paskutinius 4 metus ėjo tas pasibaisėtinas turinys, kad yra kitos lytis, vienos lyties atstovom gyventi vieni su kitais, arba kaip yra narkotikai gerai. Ir kai kalba iš aukščiausių, taip sakant, pozicijų, kitam žmogelį atrodo, kad tai yra normalu ir gerai. Bet aš ką noriu visada žmonėm pasakyti, su kuriais tikrai daug bendrauju, ką noriu pasakyti, kad tau nereikia būti šitam pasauly kaip visi. Ir tau, Justina, sakau, ir kitom mūsų kolegiam darbe, ar ne, kad jūs gražuolės ir gražuoliai, fainulkas, nereikia būti kaip visi, nes jums nereikia tapatinti su šitu pasauliu. Nes iš to pasaulio mes nieko negalim išmokti. Už tai taip svarbu gilintis į viešpaties pažinimą. Ir skaityti, gilintis, ką Dievas sako ir ko jis moko. Ir tavo koks klausimas buvo, kodėl tų krikščioniškų vertybių žmonės nežiūri? Nėra. Nes jų yra labai nedaug, man atrodo. Bet nors savo gal paprieštarausiu, yra tik reikia dabar atrasti. O viešpats dar sako, ieškokite ir raskite. Vat, pavyzdžiui, žinau, kad tu su keliom draugėm ieškai ir jau pažiūrėk, kiek atsikasiai. Taip, bet sunkiai, žinokit, atsikasiau, bet tikrai sunkiai. Bet aš labai norėjau, todėl aš ir pasistengiau, suradau, tai ką norėjau. Bet aš dar daugiau prisiminsiu, man atrodo, tu kažkada gal ar prieš metus, ar kiek buvai sakius, kad tu pati vaikščiai pas psichologus ir vaikščiai iš tam tikro, kaip čia pasakyti, iš tam tikrų situacijų, galvoji, kad pas psichologą rasi atsakymus, ar ne? Taip, bet aš kaip ir jums minėjau, aš jų ten neradau, o ta prasme, ten šneka ne taip kaip jūs, kad reikia tikėti ten kažką ir taip toliau, ten labai... Vienu žodžiu, aš dabar galvoju taip, kad žmogus eina pas psichologą, kodėl? Kad gautų atsakymus. Taip, kad gautų vadinasi, atsakymus psichologas tai yra, kai eina žmogus, kai jis masto. Dieną masto, 2 dienas masto ir masto kažką liūdno. Taip. Ir mano tokiu supratimu, kad jis eina pas psichologą, aš atėjau pas psichologą, išspręsk man dabar klausimą. Man, pavyzdžiui, labai liūdna. Jie padeda spręsti tos klausimus, bet jie taip labai abstrakčiai, ta prasme, pasako, kad eik padaryk tą ir tą. Bet tu padarai ten tą, ką jie tau sako, tau nuo to geriau netampa. Nes jeigu tu gilinės į Dievą ir skaitai Bibliją, tai tu ten ieškai, bet tu randi bent jau kažką, o ten į jų patarimus, jeigu, ta prasme, tu vadovaujas jų patarimais, jie nepadeda visiškai. Tavo ta patirtis, kad nepadėjo, ar ne? Ne, nes, žiūrėk, o kuo skiriasi tas Dievo pažinimas? Dievas kaip pažindina žmogų? Jis žmogui pasako ar parašyti yra Dievo žodžiai. Jis sako, žmogui jis eina pas psichologą, jam yra nerimas. Taip, arba baimė dėl ateities, nežinau, įvairiausios baimės, ar ne, kurios nuveda net iki psichinių sutrikimų ir tada jų vaistus reikia pradėti gerti, kurie irgi nepadės. Ir vaistai, jiegi slopina tik simptomus, bet priežasčių tai nepašalina, priežastys yra giliau. Ir reikia gilintis į tai, kaip tą priežastį pašalinti. Ir ką mes kalbam dažnai, ir aš dažnai įrašuose apie tai kalbu, kaip paimti mintį į nelaisvę. Nes reiškia, kad reikia suprasti, kad yra dvasinis pasaulis, tai, ką mūsų akis nemato. Taip? Taip. Ir būtent mintys, kurios destruktina, kurios įneša liūdesį, nerimą arba tą nerimą, baimę dėl ateities yra ne Dievo mintis, nes Dievas sako, tas, kuris sutvėrė žemę ir dangų, jis sako, tu nebijok šiandien, tu neišsigąsk šiandien, kad aš esu tavo gyvenimo prižiūrėtojas. Ir tada žmogui, man atrodo, ir tikrai taip yra, jeigu jis patiki, kad tai yra tiesa, jam daug lengviau atsipūsti, jis turi į ką atsiremti.
O jeigu jis dar ir dar vis labiau tą Dievą pažįsta, jis žino ir suvokia, kad tai yra absoliuti tiesa, kas gali ryšiai nepadėti, pažintis nepadėti, mama su tėčiu gali nepadėti, Jo. darbdavys gali nepadėti, bet yra tas, kuris gali padėti, nes jam, jis pats taip sako, raštas apie tai sako, nėra nieko neįmanomo. Taip, bet sunkiausia yra patikėti ir vat kaip tik aš čia ir buvau paruošus tokį vieną klausimą. Mes jį taip ir pradėjom dabar aptarinėti, tai kaip žmogui nukreipti tas mintis tinkamą linkme. Nes blogų minčių iš tikrųjų, kaip mes ir minėjome, yra labai daug ir jos labai lengvai lenda į galvą, o kaip žmogui pradėti valyti tas mintis ir krauti į galvą tai, kas jam pravers gyvenime ir bus naudinga, kas jam padės surasti tą vidinę ramybę. Labai teisingai mastai. Ir tas yra, žinai, kas pasirinkimas. Taip, Bet pasirinkimas. kas yra svarbu ir ką mes dabar toliau ir ruošiamės daryti, tolesnį savo visą gyvenimą, aš jau nusprendus, kad būtent tai ir darysiu, kelsiu žmonių sąmoningumą pasirinkti, nes būtent tai, kai jis mąsto, kiekvienas žmogutis, jis gali pasirinkti, ką jam mąstyti. Taip? Vadinasi, jam atrodo, atėjo ta mintis ir kągi jis nieko negali padaryti, jis kaip supakuotas atrodo. Bet ne, viešpats aiškiai sako, kad aš tau daviau ne nerimo, ne baimės dvasią. Taip, bet jėgų aš tau daviau žmogau, mąstyti, kas gera, tobula mano Dievo valia. Tau aš daviau pasirinkti. Ir taip, ir tu gali arba tą mintį čia laikyti ir toliau rutuliuoti, ir tam pastangų nereikia dėti, tai eina automatiškai, bet tam, kad priimt sprendimą, tada, kai aplinkybės tau sako, taip, tai yra blogai. Tada, kai tėvai dar tau tą patį patvirtina, taip yra labai blogai. Kai dar kas nors iš aplinkos tau sako, taip yra labai blogai. Bet tu žinai, kad yra vis tiek daugiau ir man bus gerai. Ir kas gali nuspręsti už tave, tau uždrausti laukti gerą? Būtent, kad niekas. Kaip ir, pavyzdžiui, va dabar mes galvojam, va yra praviros duris. Aš matau praviras duris. Ir aš galiu priimti sprendimą, nors šalta eina šaltis, aš galiu priimti sprendimą eiti ir uždaryti tas duris. Arba ne, neisiu, nenoriu, tingiu. Tingiu aš atsistot. Taip. Jo, tegu kitas uždaro. Taip. Mano nuostata, kad ir elementariai dėl durų uždarimo. Tai lygiai viskas yra taip žmogaus gyvenimo pasirinkimuose. Ir ne veltui liaudės patarlė sako, kad žmogus pats savo gyvenimo kalvis. Bet yra daugiau Dievo išmintis, kuris sako, žmogus pats savo gyvenimo kūrėjas, būtent pasirinkdamas, ką jis šiandien mąstys, į ką jis šiandien kreips savo dėmesį, ką jis šiandien vertins ir brangins, taip jis ir gyvens. Tai vat mano tikslas, mūsų tikslas, kuo daugiau transliuoti teisingos informacijos, kad tai, kokia tau atėjo mintis ir jeigu jinai yra, kuri neša tau liūdėsi, nerimą, abejonės. Reikia tą mintį uždaryti. Uždaryti, kaip paimi, kaip čia pasakyti, paimi puodelį ir uždengiai. Uždengiai, tai iš uždengto puodelio tu neatsigersi ir negerk tu iš ten. Tai čia yra su gėrimu. Lygiai taip pat su mintim. Tu gali jos atsisakyti mąstyti. Ir būtent ne taip, kaip moko kitos ten rytų filosofijos ar kokius, kad žmogui nieko nemąstyti. Nieko nemąstyti neišeis. Nes smegenų taip sandara sudaryta, kad jos vis tiek ten mąsto, ar ne, tai primityviai kalbant. Tai todėl viešpats mums ir sako, kad aš tau palieku ką mąstyti.
Ir tu pats atsakingas žmogau, už ką tu mastai. Ir jis sako dar daugiau, mąstykite apie mano žodžius dieną ir naktį. Ir čia ne kvailių politika, ne durnelių, bet išmintingų žmonių. Nes viešpats sako, išmintingas žmogus, kuris atkreipia dėmesį į mano žodžius ir dar vykdo juos, ne tik, kad atkreipia dėmesį, ne tik, kad skiria laiko, gilindamasis į mano žodžius, ne tik atskiria laiko į bendravimą su manim, bet jis, tuo gyvena, suprantat? Ir va Dievas tada gali žmogaus gyvenimą veikti, kai žmogus bendrauja. Dievas tai su žmonėm bendrauja, bet žmonės nebendrauja. Į ką tu jam darysi? Vat jeigu jūs šiandien, aš sakyčiau, Justina einam kartu, o jūs neįsit. Ir aš niekaip jūsų, kaip čia pasakyti, Taip, nepriversiu. Nepriversiu. Ir Dievas, vat antiek visagalis mūsų viešpats, kuriuo aš pažįstu, kuriuo aš gyvenu, antiek vertina ir brangina žmogų, jo neverčia. Mes žmonės norim paimti priversti. Kad tu daryk tą, kalbėsiu tą. O jis viešpats duoda laisvą valią rinktis. Bet primena ir sako, brangieji, rinkitės gyvenimą. Gyvenimą tai reiškia, kas tau kelia nuotaiką, kas tavęs negniuždo, kas tavęs nesmukdo žemyn. Taip, tai, kas tave pakelia, tai, kas tave laiko. Ir ieškok tokios bendruomenės, ieškok tokių žmonių. Kurk savo aplinką tokią pačią. Taip, ir čia tik žmogus gali sukurti. Pats.